Sveikos, mielosios. Šiandieninė mano žinutė yra labiau skirta jums, mano mielos moteris. O todėl, kad noriu porą sakinių pasakyti apie korėjietišką kosmetiką. Manau, kad jūs taip pat pastebėjote, kad būtent korėjietiška kosmetika tiesiog grožio pasaulyje, įgavo kažkokį pagreitį. Ir viena iš tokių priežasčių, dėl ko taip vyksta, tai yra žinoma gamintojų dėmesys sudėtinėms dalims, sudėčiai. O ta sudėtis yra kuo natūralesnė, kuo labiau draugiška moterų odai ir dėl to jinai yra tokia populiari moterų tarpe. Mano rankose yra vienas iš naujausių korėjiečių gamintojų produktas, kuris yra atsiradęs Tiens kompanijos grožio produktų asortimente ir tai yra purškiamas drėkinamasis serumas. Kuo jis ypatingas, aš apie tai papasakosiu ir kviečiu ir jūs prisijungti lapkričio 3 dieną 19 val. Į savo paskaitą, bet iki tol, kol jūs į tą paskaitą ateisite arba gal tiesiog ir neturėsite galimybės prisijungti, tada galima žinoma įrašą paklausyti. Ypatingas jis yra tuom ir jis skirtas yra toms, sakyčiau, visoms, bet jūs turbūt norite kažkokio išskirtinumo. O tas išskirtinumas yra tame, kad jeigu jūs žiūrėdamos į veidrodį pastebit kažkokią raukšlytę, pastebit, kad nebe toks skaistus jūsų veidas, nebe tokia skaisti jūsų oda, papilkėjusi, atsiradusios kažkokie požymiai, kurie rodo, kad kažkas yra negerai su oda, kad jinai sausėti yra labiau linkusi, tai šitas serumas bus kaip tik jums. Jo sudėtinės dalis tikrai yra natūralios ir čia yra ne vienas iš aliejų komponentų taip pat sudėtinėse dalyse, bet apie tai plačiau aš kalbėsiu vėliau paskaitoj, kurią jūs ir kviečiu. O toms, kurios nekantrauja įsigyti ir nekantrauja išbandyti, lygiai taip pat kaip ir aš tiesiog dar neturėjau tokio produkto, kuris būtų kurį taip norėtųsi laikyti rankoje, o jį galima tikrai daug kartų dienos metu paimti, nes jis ir kaip serumas naudojamas tiesiog ryte vakare ir jį galima paimti į rankinę, keliauti kartu su jumis ir dienos bėgiai ant makiažo, jį taip pat galima užpurkšti. Jis suplakti žinoma, dėl to, kad aliejai yra, jis tokia siaura dulksna tiesiog atgaivins jūsų